esi? Kaip nukritau nuo kėdės. Kai nukritau nuo kėdės irgi. Gal kai bėgiojau ir mokytą mus pamatė. Man buvo Kijona, prigavo mokytą, kai jis bėgioja. Kai mes žaidimų aikštelėje, tai buvo toks varas Gregas. Ir Mes labai bijom varų. ir mes jį bandėm sutraiškint, bet per daug bijojom. Drąsesnis. Daugiau draugų susitikau. Draugiškesnis. Protingesnis biški gal. Jo, protingesnis. Protingesnis. Aš tai gal protingesnis, aukštesnis, stipresnis. Aš tą patį, kas Herkui. Pasikeitėm labai, galim pasakyti. Tada mes buvom mažais vaikais, ką tik beveik atėjom iš darželio ir nieko dar nemokėjom, dabar jau baigiam pradinę mokyklą. Susiradom daug draugų. Aš tikrai padidėjau ir atradau naujų draugų. Pasenėjau. Ir daugiau išmokau. Paaugėm. Atsakingas esu, daugiau atsakomybės turiu ir bandau su daugiau žmonių bendrauti ir ne tik apie save galvoti. Paaugęs su visku. Tai dabar mes drąsesnės, stipresnės. Didesnė ir drąsesnės gal. Savo mokytojam ir svarbiausia draugam. Mokytojam, kad mus visus šios metus išmokė ir dar mūsų nepaliko ir dar mus globoja. Tai visiems, kas mus mokina, kas mums buvo, draugams, klasiokams, tėvams už tai, kad atvedė mus į šią mokyklą. Noriu padėkoti mokytojai ir draugam, nes labai laimingai ir per pertraukas būna labai smagu. Aš dar norėčiau pridėti gal vadovybei ir gerovės komandai, nes jie šventes kaip ir organizuoja ir jos yra dažniausiai labai smagios. Ačiū. Norėčiau padėkoti mokytojai, kad gerai mokė mus. Štai mokytojams ir draugams, nes mus gerai mokė ir kad nebūtų liūdna. Palaiko kompaniją draugai. Aš irgi draugams padėkoju, kad jie draugiški labai ir palaiko. Tai mokytojams, kad mus auklė ir mokė. Tada draugam, kad jie mus palaikė. Ir tėvam, kad kiekvieną rytą keldavo ir veždavo į mokyklas 4 metus. Mokytojam, kad labai gerai mus auklėjo vietoj tėvų ir draugam, kad palaikė. Norėčiau padėkoti draugams, kurie padarė šitos metus išgyvenimus ir aišku mokytojams, kad palaikė viską ir nuotaiką ir mokslus ir viską. Ir noriu savo padėkoti, kad išgyvenau šios mokslo metus. Noriu ir savo geriausiams draugams ir klasiokams ir aišku dar mokytojams, nes jos fainos ir pamokas padaro fainas ir mokomus. Mokytojams ir savo irgi patiko. Plaukikų. Gal futbolininkų. Aš tai krepšininkas. Senu. Futbolininkų. Dainininkų. Aš nežinau, gal kokia nors gydytoja. Aš manau, kad dailininkė arba kažkas susijęs su dailė, nes tai mano mėgstamiausia veikla ir aš moku tai daryti. Bus 40 metų, 41, tai jau būsim suaugusi, baigsim mokyklą. Dainininkė arba profesionalo šokėja. Tai aš labai norėčiau tapti profesionali tenisininkė ir žaisti tų pasaulinių kortų teniso. Aš tai norėčiau tapti profesionali gimnastė, nes aš dabar lankau gimnastiką ir aš labai norėčiau daug geriau daryti gimnastiką. Gal
pasiseks gyvenime, būsiu turtingas, galėsiu savo padėti ir būsiu laimingas. Aš tikiuosi, kad aš būsiu profesionalus lenktynininkas.